Aptarkite savo ūkio planus su banko specialistu. Registruokite konsultacijai Swedbank LT. Sveiki, mano vardas Darius, jūs įsijungėte Agroreidą ir šiandieną keliaujame į Kazlų Rūdą, į Kairaičių ūkį. Ten vyks kukurūzų smulkinimas, pamatysime, kokia moderni technika nuimamas derlius, kaip su agrotrakais derlius yra išvežamas iš lauko ir taip pat sužinosime, kaip šis ūkis prisideda prie Kazlų Rūdos Slow Arena atsiradimo. Taigi likite įsijungę ir smagios peržiūros. Jei dar nesubscribinot mūsų kanalą, būtinai tai kviečiu padaryti, nes mums tai pats geriausias įvertinimas. Paspauskit like, jei patiko šis video ir komentaruose parašykite, ar reikalingi agrotrakai. Smagios peržiūros. Tai kad klasas negenta. Klasas reiškiasi, darbas vyksta klasiškai. Klasas, manau, yra klasas. Pirmas buvo klasas ūkyje, tai paskui buvo ir antras, ir trečias. Yra agrotrakas ir jis turi važiuoti tiek, kiek jis turi važiuoti. Negali važiuoti daugiau. Nu šiaip visko čia būna. Lekia per lauką, jie greitai tik čik, pirmyn atgal, visas laukas tuščias. O jeigu reikės traukti, jau reiks ekskavatoriaus. Nu čia reikia sugebėjimų turėti. Kiek kainuoja toks traktorius? Lizingu. Da yra plūgas. Galima kabyti ir važiuoti ar. Nes smulkintuvas darbo metu jis negali stovėti. Manau, kad čia nestovėtų klasai. Smulkinant, akis reikia turėti ir užpakalį. Jau kai iškvietimas būna, tai greit pagazuoja ir greit važiuoja. Tai tada striauko daug būna. Per 12 valandų apie toną kuro išbėgam. Ėmėm kukurūzą, bet plaukoju. Tekia kult iki 8 ryto. Aišku, reikia kartais biškį ir pasukčiauti, tada laimė. Čia tik Lietuvoje taip galima, visur kitur galima, o čia tai negalima. Pasidarė negalima. Buvo galima, dabar negalima. Pabandžiau, tai tiesiog kaip diena nuo nakties skyrėsi. Kukurūzą ne tai, kad sutraiško, bet dar traiškydama suplėš. Pats priekabas krauna, pats važiuoja, pats greitį palaiko. Tiesiog sėdi ir darbą prižiūri. Ir muzika gros. Labą dieną. Bet tai kaip labą dieną, o saulė leidžiasi. Nu tai nesileidžia dar. Esam šiandien Kairaičių ūkį. Kom čia užsiimat? Užsiimam kukurūzų smulkinimo darbais. Pašarui, ne, ruošiat? Taip. O apie ūkį galim sužinoti, kokio dydžio čia jis yra? 1000 karvučių. Melžiamų? Taip. Kiek žemės dirbat? Tai kai visus sudedi į krūvą, gaunasi šeimos ūkis, gaunasi 2000 hektarų. Šitą kukurūzą biškį vėluojat, nuimt, kodėl? Geresnis gal bus? Ką žin? Ne, vėluojam dėl to, kad atliko tranšė, kur jeigu būtų atlikus prieš savaitę, būtume savaitę anksčiau sudėję. Važiuojam pasižiūrėti, kaip sekas? Pažiūrėjom. Nu, kas čia yra? Rodo, kad jau oro per mažai. Bet lieksim patikrinti. Ar normalu, kad 1,3 baro padangui? Normalu reiškia, jei važiuojam, ne? Nu jo. Dakare vanagas irgi atvaro, žinai. Su tušiu išvis, sparnų nėra, nieko nėra. Kodėl tokį smulkintuvą rinkotės klasą, pavyzdžiui? Turėjau mažesnį, dabar turim didesnį. Tai didesnis našesnis, o kadangi našesnis, tai ir darbas greitesnis. Ir plus kokybė pašaro. Traiškytuvas, šrederis, jeigu gerai ištariu. Reiks pasižiūrėti, kas parašyta. Neatsimenu. Kukurūzą ne tai, kad sutraiškau, bet dar traiškydama suplėšu. Pačius kotus, nu reiktų pamatyti vizualiai, kaip atrodo. Ar visi 4 varo? Visi 4 varo, muzika, sistema tai nėra busavykų, bet gera. Ima 10 eilučių. Išmanus, pats vairuoja, pats krauna, tik tai dar būt gerai, kad būtų jame laboratorija. Bet prieš 5 metus dar negalvojom, to reikia pagalvoti. O, Lukas važiuoja, Tomukas važiuoja. Iš kur tas fūras gavot? Tiesiai iš Vokietijos. O priekabas? Tai čia jau mūsų patobulintas. Plius visos aliuminis, lengvutis. Tiek rėmas, tiek kuzovas. Kodėl tos fūros yra be priekinių numerio? Kodėl neduoda antro? Kažkas čia su registracija yra negerai, man atrodo. Taip, negerai. Turi būti gerai, bet pas mumi Lietuva kitaip supranta visą šitą reikalą. Vokietijoje yra daug paprasčiau viskas. Nu kas paprašiau? Žemės ūkiui yra skirtos va mašinos. Kuo skiriasi nuo plentinio? Ratai skiriasi, greitis skiriasi, atlieka funkciją traktoriaus, kur gali atlikti krovinių pervežimą vietiniai reikšmiai iš laukų į ūkį su tokiais būtent agrotrakais, o Lietuvoje nelabai da to supranta. O ką reiškia nesupranta? Jie įsivaizduoja, kad čia yra paprastas sunkvežimis, nors jis nėra paprastas dėl to, kad greitis ir padangos. Koks maksimalus greitis jo? 60. O negalim tam pareguliuoti? Tai pareguliuoti šiais laikais viską, manau, galima, bet su šituo yra problemų. Dėl to, kad reikia prisijungti per manų centrą ir turi duoti leidimą iš Vokietijos, kad galėtum greitai pakeisti. Vokiečiai pasako tiesiai šviesiai, kad yra agrotrakas ir jis turi važiuoti tiek, kiek jis turi važiuoti. Ir negali važiuoti daugiau.
Aukštesnis tas trakas yra, ne visi? Jo, ir padangos, taip, visi 4 varomi, padangos, kada aukštesnis, tada jau prošovis turi būti didesnis, sparnai kitokie ir viskas kitaip. Kiek tokių turit mašinų? 5. Reiktų dar daugiau, bet neturim. Dėl to, kad neleidžia registruoti. Čia tik Lietuvoje taip galima, visur kitur galima, o čia tai negalima. Pasidarė negalima. Buvo galima, dabar negalima. Čia daug reikalų dar tolimesnių į priekį. O ką daugiau su tais trakais dar vežtume? Taigi čia netoli, laukai nuo bazės nutolio. Nu tai šitam laukia, kur mes dabar stovim, tai taip netoli, bet yra tokių, kur reikia pavažiuoti ir iki 30 km. Nu taip gal jau maksimą pasakiau, bet apie 20 tai reikia pavažinti. Tai visą produkciją su tais trakais vežat? Grūdų, žolę, ne? Grūdų, žolę, kukurūzo grūdainį, nu kuliam kukurūzą. Tuo srutas tai jau matėjai pats, kai vežam, daug vežam srutų. Kiek bačkų turit? Dabar turim 3, dar reiktų 4, tai tikrai ateity bus. Yra 4 metrai kukurūzų. Metrą važiuosim iš meistrų, atsivešim. Manau, kad bus. Jei kokį centimetrų gal ir truks, bet tai šiemet, manau, tikrai labai geri kukurūzai. Pasėmėm iš Aminagros pabandyti va šitą lauką. Lauko dieną darėm. Čia Halkas, veislį, o antros privatas. Įspūdį tikrai paliko rimtą pagal ir dydį, ir burbuolių dydį. Ir manau, kad krakmolo bus daug. Matysim tyrimus, kaip padarys. Nu ir paskui, kaip pienas bėgs. Jeigu bėgs labai gerai, tai kitą metą, manau, bus daugiau šito kukurūzų. Nu, lauž parodė, kas užaugo. Tai užaugo, o turiu. Reikia mums nufilmuoti, kad ne iš mašinos atsinešiai. Palauk, tada reikia surasti pačią didžiausią, nes mažą, tai kaip aš ten. Tai va, galiukas koks negražus. Iš mašinos neatsinešiau, tokia pati, matai, ant žemės radau. Nukritų. Jaguaras kažkaip nepavykas. Nu, matai, čia surinkau gerai, o te vieną buvau pametęs. Tai gerai, kad radom. Nu, dabar įmesi, nebus nuostolių. Nereikia ir šernam gyventi. Badu tai nemirs. O kaip su šernais sukovojat? Yra čia šernų? Bandom mes juos pagauti, bet ne visą laiką sekasi. Šiemet pridirbo nuostolių? Manau, kad ne. O pernai? Buvo visko. Kaip pernai sekės smulkint kukurūzus? Buvo šlapia, šiandien dulka. Kokius 5 metus gal sakyčiau labai gerai sekėsi, bet prieš tai buvo kažkurie, tai dabar nepamenu metus, tai labai buvo įdomus. Ne tai, kad ėmėm kukurūzą, bet plaukiojom. Tai buvo įspūdingi tada metai. Su šitu Jaguarus? Ne, su senu da. Visi 4 varė? 2 priekiniai. O šitam visi 4 varo, ne? Visi 4 varomi. Šiaip našumas tai tikrai pagal aną, tai 2 skirtingi dalykai. Tiek kokybės pašaro, tiek greičio nuėmime, sudorojame kukurūzų. Gerbėmėjai, pasikalbėkime apie finansavimo galimybės jūsų ūkio augimui. Pasinaudokite Europos investicijų fondų galimybėmis žemės ūkio technikos lizingui. Ši garantija leis taupyti apyvartines lėšas ir pasinaudoti Swedbank lizingu ypač patraukliomis sąlygomis. Kas yra labai geras dalykas, ypač mažas avansas, vos nuo 4,9%. Šiuo metu Baltic Machinery turi specialius lizingo pasiūlymus tiek naujai, tiek naudotai technikai. Įsivertinkite, kokios jūsų ūkio technikos labiausiai reikia. Pasikalbėkite su Swedbank Agro vadybininkais, su kuriais galėsite aptarti jūsų poreikius, finansavimo planą ir kitus klausimus. Daugiau apie visas siūlomas finansavimo galimybės ūkininkams skaitykite Swedbank interneto banke, kurio nuorodą rasite mūsų video aprašyme. Nu, sakėt, parodysit, kaip susmulkina gerai. Na va, kokybė grūdų, kaip sutraiškyta ir kaip suplėšyta kotai. Visi. Su anuo Jaguaru to nebūdavo. Va, visi grūdai yra pažeisti. Kokius stambumų čia smulkinat, reguliuojate stambumą? Visą pasakys Tomukas Jaguare, nes ten yra tarpeliai ir viskas nustatyta jau tenai. Ką apie šitą krautuvą galit pasakyti? Labai geras krautuvas. 5 metai jam irgi. Problemų neturėjo jokių, o dirba įspūdingai. Tiek savo svoriu, tiek savo gale. Kiek jisai sveria? 24 tonas. Oho. Kodėl tokį pasirinkot? Tuo laiku buvo žemės ūkio technikos, būtent kas ant tranšėjų, tai šito gamintojo buvo atsiradę naujovė, didžiausias ir galingiausias. Labą dieną. Labą dieną. Ką demonstruosim? Prasideda. O, tai reiks laistyti šiandien. Balis nusimato. Ką šitą mašiną veža? Sėklą veža ir trąšas. O mes esam kombainų pavėsiniai. Ten stovi Jaguaras su gražiom akim. Kodėl jisai pavėsiniai? Todėl, kad jisai
Ilsisi. Pavargęs? Pavargęs. Šitas kombainas dideliais vikšrais, kad mažiau žemės spausta, ne? Ir kad gerai pravažiuotų. Yra buvo užklimpęs kombainas vikšrinis. Vikšrinis nebuvo, ratinis buvo. Turi čia 3 kombainus. Kodėl klasai? Klasiški. Klasas, manau, yra klasas. Jeigu klasas, reiškiasi, darbas vyksta klasiškai. Gražiai pasakyta. O dėl ko klasas, tai manau, kad pirmas buvo klasas ūkyje, tai paskui buvo ir antras, ir trečias, ir ketvirtas, dabar tas, kur buvo ketvirtas, jau to ne, tas, kur buvo pirmasis, to jau nėra. O kiek turit kulti per sezoną? 1200 hektarų. Nėra ką veikti, daug turim poilsių. Ne, čia baikom, pasakiau. Jeigu oras labai gražus, tai spėjom labai greitai, jeigu oras prastesnis, tai reikia biskį pakovoti. O jeigu per darbymetį sugenda, pavyzdžiui, koks nors kaip servisas sudirba? Tai kad klasas negenda. Tai reiškia, servizų nereikia. Su anuo viduriniu, kai kūliau, tai buvo nuotykis rimtas, kai užsikišau kratukus, tai va tada tai buvo nuotykis. Nuo pačios priekio iki pat galo. Kaip tai pavyko? Nu, čia reikia sugebėjimų turėti. Tai tada, kol mes iškrapštėm jį, jau sakiau, tada klasas blogas. Bet kai iškrapštėm, paskui užmiršau ir vėgeras. Kas labiausiai patinka klasė? Klasė, gal patinka kabina, išdėstymas, valdymas, paprastumas toksai visas. Kai pripranti prie technikos, tai jinai yra tokia, įsivaizduoju, kokią nori. Kodėl tie kombainai turi vardus? Tie, kurie kulia, tai kad nesuklystų, į kurie įsisėsti ryte atėjus. Perskaitau. Va čia Lukas, tai Lukas, Tomas, tai Tomas, Marius, tai Marius. Turbūt nuotykis buvęs didžiausias, kai buvo ūkyje vienas kombainas, pats pirmasis ir tekė kult iki 8 ryto. 8 ryte pradėjau lyti, nors jau buvom namie. Pabaigėm viską. Ta diena, ką buvom suplanavę. Kiek su 3 kombainais esat nukulę daugiausia per dieną? 120 hektarų. Kviečių? Taip. Kaip šis sezonas? Manau, kad be jokių incidentų, be jokių nuotykių, greitas ir atrodo, kad jau nebuvo. Kaip atėjau, tai praėjau. Su šito daiktu presuojat? Kitkas į Šiaudų areną. Šitą presą laikom tik dėl arenos, kad ložės padarytume. Mums jo šiaip ir nereiktų, bet kada greitai darbą padaro, tai va dabar stovi, nieko neveikia. Greitai darbą daro, kokybiškai. Praktiškai šitas daiktas, gal sakyčiau, dirba ūkyje mažiausiai, bet padaro darbų daugiausiai pagal šiaudų kiekį. Nes labai greitai viską vyksta, kaip filmuką matė Zaits pagadį. Nuvaro ir kitkus per galą krenta, nu tai taip ir čia va. Lekia per lauką, jie greitai tik čik, pirmin atgal, visas laukas tuščias. Jeigu norėtų kas nors pirkti klasą, kombainą arba... Tegu atvažiuoja pas mane, papasakosiu, kad reikia tokį kombainą pirkti klasą, pavyzdžiui, tik nežinau, pagal ūkį. Vienam gal reikia didelio, kitam mažo, kitam dar mažesnio, nežinau. Kokius jie turi, mes tai ėmėm dabar patį, ne tą patį didžiausią, bet iš tų 3, kur yra 8900, 8800 ir 8700, tai ėmėm tą tokį mažiausią. Galvojom, kad labai per didelis, bet šiandienai manau, kad galėtų būti didesnis. Promoką padarė. Papasakok apie tą areną, kaip sugalvojo tą areną, kad reikia daryti. Iniciatyva tai buvo Liudo Mikalausko. Prie didelio stalo Liudas sako, ar galim padaryti. Nu tai sakau, jeigu dideli norai yra, tai viską galim padaryti. Nu ir padarėm. Manau, kad pasisekė. Su šituo presu padarom kitkas ir iš jų sustatom ložės, kur visi susėda ir klausosi muzikos. Kiek šį sezoną buvo koncerto? 5. A kitais metais bus ta arena? Bus. Iš karto bus. Bus, tikrai bus. Jėga. Tai jeigu nori žmonės į tą areną patekti, kur gali informaciją susirasti? Slovo arena, Kazlų Rūda. Paleidžia bilietus į prekybą, perka, važiuoja ir muzika gros. Pelną dalinatės per pusę? Mes ne dėl pelno darom čia. Kazlų Rūdos įgarsinimas. Jaunoji Sūduva rėmėjai, mes remiam, kad pastatom. Greit sumontuojam, greit išmontuojam, nu kažkas tokio. Viskas vyksta greitai. Pirmos statybos vyko sunkiai, vyko naktim, nes sutapo taip, kad kūlėm dieną iki vėlyvo vakaro. Tada vakarės rinkdavomės statybą, o dar reikia pirmiausia ir Liudas projektavo, kaip ten turi viskas vykti. Aišku, kiekvieni metai jau paskui dėliuojasi taip, kad kur kas negerai, patobulinam, tai viskas gerai gaunasi. Kiek metų tas projektas vyksta? Dabar 3. Bus ir 4. Bus. Jėga. Matau, čia daug klasų technikos turit, tai esat Baltic Machinery partneriai, senai su jais dirbat? Nuo 2004 metų beras dirbu.
Pirmasis kombainas buvo klasas 540 ūkyje ir nuo tų metų, o dabar jau matot, vis naujesnis. Kiek vienetų klasės technikos turite ūkyje? 3 kombainai, 2 Jaguarai, Torijonas, kuris va ten matė, atlieka gerą darbą ir greitą. Presas, dar turim ir Skorpioną, teleskopą, kuris kelia, krauna viską non-stop. Pats seniausias, man atrodo. Šita technika nėra pigi. Kaip ją finansuojatės? Lizingu. Dirbi ir moki. O jeigu nelizinguotumėt, kaip būtų? Manau, kad čia nestovėtų klasai. Tai žodžiu, be banko neišvietas, ne? Ne, be banko neišvietas. Aptarkite savo ūkio planus su banko specialistu. Registruokite konsultacijai Swedbank LT. Kur skiriate daugiausiai investicijų? Į naujoves. Nu tai, kad būtų išmanus ūkis. O ką turite išmanaus ūkį? Turim daug ką ir klasius išmanus turim, va tanas klasas, tai visas išmanus. Viską daro pats, tik aišku reikia užduoti jam tam tikrus parametrus ir praktiškai gali mėgautis gamta. Smulkintuvas irgi išmanus yra, ne? Taip. Kodėl šitos karvės laukia? Saulė džiaugiasi. Kaip jie čia patenka? Štvarto turi perėjimus į lauką, pasidžiaugti saulės spinduliais, gryno oro. Čia kaip Amerika. Mes čia iš Amerikos gal daugiau ir paėmė tų visokių įdomybių, nes ten yra ką pamatyti. Naujai pastatyta ferma? Ne. Renovuota, ne? Taip. O kas čia anksčiau buvo? Čia tai buvo plynas laukas. Pirma dirva ūkio buvo va čia, va, kur dabar ferma. Čia nieko nebuvo, buvo tik tai kelukas ir sėjimas, kur tas va vikšrinės dirbau čia už kelią. Ką apie jį papasakot apie šitą traktorių? Pirmasis ūkio traktorius. Kokia istorija? Pirmiausia, tai vaikas sužinojau, kad tėtukas su juo pradėjo ūkininkavimą, tada susirado internete, pasisamdė vairuotoją ir parsivežė į ūkį. Da yra plūgas. Galima kabyti ir važiuoti ar. Čia toks pat, bet ne tas pats. Toks pat, bet ne tas pats. Kuris įvažiuoja ir gali atlikti dar kažkokį šiokį darbą. Taip. O, da ir įrankių yra, matai? O, prašau. Kokia komfortiška kabina. Su kondicionierium. Kokios minkštos sėdynės ir kiek vietos daug čia. Turbūt labai tyli kabina turėtų būti. Ne, tai su visais matai, odinis salionas. Odinis. Odinis salonas. Kiek kainuoja toks traktoris? Metalų kaina. Kam ūkiai reikalinga gaisrinė? Kad ūkiai prižiūrėtų. Iš kur ją gavot? Ieškojom, radom ir nupirkom. Prašom į vidų. Gautas iškvietimas? Gimtadienį šiandien tavo iškvietimas gautas. O kodėl čia taip sėdėt? Va taip. Čia turi būti balionai. Aišku, čia jų nėra. Kur narų. Ar gal maišau. Kur bėga į dūmus ir kad vienu žodžiu būtų su tais visais skafandrais. Čia to nėra. Mes į dūmus nebėgsim. Jau kai iškvietimas būna, tai greit pagazuoja ir greit važiuoja. Ir tada striauko daug būna. Yra tekę važiuoti kur nors? Geriau netektų, bet tekė. Kur gali su gaisrinė važiuoti tik į gaisrą, ne? Namą gesinom, garažą gesinom. Šieno, kaip čia sakyti, ne kupetą, tokį kūgelį nedidelį gesinom. Irgi teko gesinti. Jau galim važiuoti. Iš kur šitą mašiną pirkot? Iš Vokietijos kolekcionieriaus, amerikonų. Jis kolekcionavo mašinas ir sugalvojo iš Vokietijos, kad jį laikas jau skristi į Ameriką. O į sakavajažą tai netilps. Tai teko parduoti, o mums teko nupirkti. Man jis kažkur labai matytas. Tai kaip jis bus nematytas, vien tik tai pažiūrėk į barzdą jau suprasi. Tu šypsokis. Šypsokis, Tomuk. Dieve padėk, duokia žaibą. Žaibą. Sakau, matytas Žaibą. labai kažkur. Kažkur. Primsit pavažiuoti su smulkintuvu? Būtinai. Aš galiu ir šalia pasėdėti, gali ir pats. Aišku, galiu. Ten nieko daryti nereikia, tik sėdi darbą, prižiūri ir viskas. A, supratau. Kaip kukurūzas 4 metrai. Trūksta, matavom, kokių 2,5 cm. Ai, tai čia. Reikia atsitūpti. Kaip sekas? Gerai, puikiai. Galėsime kabiną įlipti pakalbinti, kaip veikia dalykai? Galima, aišku. Pasidalinti varom. įspūdžiais, darbo metodika. Tik tai viską papasakau, ką aš pasakoju. Tai manau sutaps. Esate susitarę, susiderinę? Nieko visiškai. Automatiškai gaunasi. Ok.
po tapkėm, va dirba žmogus, nu, kaip ofise, ne? Taip, ten. Kėlimas, basas, ten viskas. Ai, Ten, tai taip, ofise ten. Tiesioginė transliacija iš Jaguaro, Class Jaguar 950. ir kaip jums tas Jaguaras? Puikiai, lyginant su senu, ką turėjom, tai čia kosmosas. Nieko daryti nereikia, sėdi kaip ofise, pats priekabas krauna, pats važiuoja, pats greitį palaiko. Tiesiog sėdi ir darbą prižiūri. Arba žiūri agro reidą. Agro reidas dažniausiai ilgi filmukai, tai tą žiūrim naktį, kaip sėjam. Tarkim, žiūrai, o dar reikia lauką pabaigti, bet jau 12 ima miegas, tai pasijungia agro reidą ir dar maždaug valandą pratempi. Kas labiausiai patinka iš agro reido? Visokios naujovės, subtilybės, įdomu pažiūrėti, pamatyti, kaip kiti ūkininkai, kaip ūkininkauja, palyginti, kaip mes patys, naujovių daug sužinai. Nu, aplamai, kas vyksta ūkininkų gyvenime, ne tik savam kieme, bet ir aplinkiniuose kaimuose, rajonuose. Nebe su pirmu Jaguaru dirbė. Taip, prieš tai dirbom su 850, tai jam buvo 11 berods sezonų ir Baltic Agro mašinerį kartu su gamykla surengė demo turą ir važiuodami pro šalį vokiečiai atvarė savo Jaguarą pabandyti, būtent identišką. Pabandžiau, tai tiesiog kaip diena nuo nakties skyrėsi. Tas 11 metų ir naujas. Tai va, ir po to sekantį sezoną teko įsigyti ir dabar jau darbuojamės 6 sezoną su šito. Seną ir naują, manau, galima palyginti Mercedes ar BMW su kokiu nors Renault ar Peugeot. Nu va, pilna priekaba. Taip. Ar Lukas išvažiuoja? Lukas išvažiuoja, sekantis. Ate, Lukai. Sekantis irgi manas. Manas. Agro trakas pabrėžti galima, važiuoja panašiai kaip traktorius visur. Kaip tavo kukurūzų derlius šiemet? Geras tikrai, čia šita veislė. Aišku, aukštai pjaunam, nes mums reikia kokybiško pašaro, kuo mažiau į pašarą ląstelienos. Matom, kad masės čia bus, tai galim sau leisti kokybiškesnį pašarą pagaminti. Nes kuo kokybiškesnis pašaras, tuo daugiau karvės duos pieno, didesni jo kiekiai bus. Kuo daugiau bus pieno, tuo ūkyje atsiras naujesnė, geresnė technika, komfortas bus geresnis, lengviau dirbti, našiau viskas vyks. Visa grandinė yra susijus. Tarkim, kaip pavyzdys, kur būdavo su senu mėnesį ir pamainom su kolega Marium smulkindavom, nes aš dar tuo metu buvau studentas, tai po studijų būdavo vakarais, savaitgaliais ir panašiai keisdavomės. Aišku, kaip atsirado naujas, tai kaip ir toks pradėjom, kuris tai mesdavom ryte monetą, kuris šią dieną smulkins su naujuoju. Sekdavos? Visai būdavo. Visai. Aišku, reikia kartais biškį ir pasukčiauti, tada laimė. Daug priežiūros ryte pasiruoš darbui. Kaip riebų kombainą, variklį tepalą pasitikrint, filtrai, langai, kuras. Jeigu, tarkim, va, kaip toks laukas, masės daug, tai nuo 9 iki 9 vakaro per 12 valandų apie toną kuro išbėga. Nu, tai vis tiek, tarkim, ryte, kol prisipili kurą, tai įsiputi filtrus, susitepi. Aišku, čia yra centrinis tepimas, tai operatoriui pačiam patepti reikia tik 2 taškus. Išmetimų, kaip mes vadinam, alkūnės, kur sukinėjasi, daugiausiai jinai dirba, kas 10 motovalandų rekomenduojama tepti. O visa kita centrinis kompiuteris va išmeta, kada tepasi, kada jisai suprogramuota ir viską pats. Tik aišku, reikia nepamiršti, kad į centrinį tepimą reikia įdėti ir tepalo. Su senuoju, kaip pavyzdys, kokį mėnesį, su šitu, aišku, kiekiai padidėjo, bet manau, per 2 savaitės laisvai apsidirbam kukurūzų. Kiek daugiausia hektaruose nusmulkinęs su šito smulkintuvu? Nu, aš manau, apie 35, nu gal 40 esu jau taip pavakarojant. Nes norėjom vieną lauką pabaigti ir jau paskutinis laukas buvo, tai su vyrai šiaip netaip susitariau, kad jau čia pavakarojam, tai pabaigėm tą lauką, tai rekordas buvo 40. O taip vidutiniškai, tai pagal tonažą apytiksliai, tai taip 1000–1200, tai čia visai nesunkiai pagaminam pašaro per darbo dieną. Nu, aišku, ilgesnė 12 valandų darbo dieną. Mes ūkininkai darbo dieną skaičiuoja mažiausiai 12 valandų. Kokią dar klasę techniką vairuoji? Kombainas, krautuvai, nu praktiškai kokia ūkį yra visa tenka. Tiek per sėją su teleskopu sėklą pasikrauti, tiek kombainai, smulkintuvai. Ūkį yra maždaug susiskirstę, kas ką tai tokie tenka atsakingiausi darbai, tai sėja, purškimas, kūlimas, nu visi tokie, kurie reikalauja atsakomybės. Ką tau labiausiai patinka dirbti, koks tavo darbas pats mėgstamiausias? Kuris reikalauja kuo daugiau atsakomybės. Pavyzdžiui, man patinka sėja, nes ten tikrai atsakingas. Tu sėji vienas, o tą lauką mato visi. O per sėją menkiausia klaida ir iškart pasimato. Aišku, kitas gal nežino ką, bet pavyzdžiui, kai važiuoji,
tarkim, ir savo pasietą arba kaimyną ir automatiškai matai, kur ką jis blogai padaręs ir panašiai. Aišku, šiai dienai technologijos tau rodo piešiant spalvina, kur sėjai, kur ne, tai mažiau tų prisidarai visokių, bet būna visko. Tarkim, būna sėjai ten nori, būna į trikampį eini, pamažini normą, paskui apsižiūrė, pamiršau pamažinti normą, jau pasėjęs kokį hektarą, šiaip visko čia būna. Bet kaip sako, kas nedirba, tas neklysta. O šitokie šienavimai, ten tas, tai ten apsisukai, palikai, ten nenušienauta, pagrįžai, nušienavai ir viskas. O čia jau tokie kiti darbai, tai jau yra atsakomybė, aš manau. Kam šitas strypas? Šitas strypas, tarkim, kada 10 yra vagučių ima kederis, tai tu įleidi, nesunku būtų pagauti ar eilučių, kad 10 imtum, tai jeigu nebūtų vairavimo, tai tu įleistum vidurį vagutės ir kad orientuotųsi, kur važiuoti. Tai tarkim, čia dabar, kai aš su vairavimu, tai man nieko jis pats čia mato visą. Tai tau nieko daryti nereikia? Nieko, sėdžiu, prižiūriu darbą, filmuojuosi kartu su agro reidu, reguliuoju kolegom eismą, kur blogai nuvažiavo, kur blogai užvažiavo, kur gale vienas nosį krapšto, kiti du sustoja šnekasi, nemato, kad aš jau laukiu, nes smulkintuvas darbo metu jis negali stovėti. Pašarą paruošti yra, kaip Atžalyno pirmininkas sako, taisyklė kaip šveicariško laikrodžio tiksėjimas, turi būti tiksliai laiku padaryta darbas. Iš kur tą frazę žinot? Iš agro reido. Visi jie žino. Tai aš sakau, aš nebereikalo, siejant darbo metu, kad miegas neimtų, žiūrim agro reidą, tada geriausiai viskas. Niekas netrukdo, niekas neskambina. Mes dažnai su Marijum juokiasi, mes darbą pradedam vakare 6 valandą, nes tada jau nurimsta telefonas, niekas nebeskambina. Numeluoju, dabar po 6:20 ir va skambina dar kol kas. Tai va tada jau gali ramiai išvažiuoji purkšti, niekas netrukdo, jau gali susikaupti į savo darbą. Mažytė šitą prigabytę, ne? Taip, tai realiai mes buvo mažytė, bet padarėm, kad dvigubai pasikrautų. Jos labai gerai, tarkim, atvažiavo išvertė, turim ir su transporteriais, kur stumė ten tų senų visokių, tai ten, jos eilę tiesiog sudaro silosiniai. Kokių nuotykių esi turėjęs su šito smulkintuvu? Kad nepersikalbėsiu, kaip sakoma, reikia į medį pabelsti, sustosim prie ąžuolo, pabelsiu ir pasakysiu. Buvo šiaip tai, kad net nebuvę. Aišku, smulkinimas, tai tarkim, tu kuli su kombainu javų, tai tu žiūri tik tai, tarkim, į kederį ten ir viskas, atvažiavo šonė persikrovimo priekabą išpilt, tuo momentu pažiūrėjai ir viskas. O smulkinį, tai tu laukia ne vienas važiuoji, tu turi žiūrėti, kad tau neužvažiuotų ant kederio, turi žiūrėti galą, kad tarkim, kaip sukasi priekaba, neusimetė per arti suko, jau gali galą nubraukti. Čia per dieną būna tiek atsitikimų, kad čia, tarkim, visą dieną reiktų filmuoti, tai čia visko būna. Kitas įk važiuoji, turėjau žiūrėti, kad nuo jų pabėgti, nes tiesiog, jeigu nepabėgsi, bus avarija. Smulkinant, akis reikia turėti ir užpakalį, kaip aš sakau. O koks darbas smagesnis yra, smulkinti žolę ar smulkinti kukurūzus? Vienareikšmiškai kukurūzus, nes žolę smulkinant būna metalas jau stabdo, akmuo, tarkime, yra daug masės, guzų, netolygiai masę paduoda, tarkime, jeigu būna sausesnė žolė, pradeda kimšt vėl, daug niuansų, o kukurūzas viskas. Čia savo važiuoji, nei tau kemša, nei tau metalai kažkokie, aišku, būna visko. Iš žemės buvo pernai metais dratas į kukurūzą įaugęs, augdamas kukurūzas į žemės iškėlė, tai bet šiaip sustabdo, pažiūrim ir toliau važiuojam. Tai su žolė tai daugiau būna niuansų, ten ir peiliai labiau atšimpa, dažniau gelas reikia ir panašiai. Lukas gerai važiuoja? Gerai, Lukas, pagirtina, galima pagirti Luką. Būna, tarkim, kai smulkinį vieni operatoriai, kai atvažiuoja smulkintis, tai pasilisi ten, jau gali atsipalaiduoti, o kai kitas operatorius atvažiuoja, vienu pailisi, gali laisvai būti, o kitas turi kaip tik įsilaikęs, tiesiog su klevo lapu ir žiūri, kas čia kur iššoks. Tai yra daug skirtumų. Šiaip kukurūzą kažkaip geriau važiuoja, žolę, kai važiuojam, tai ten, nes tie pradalgiai, tarkim, dar turiu nusifotografavę, šonę irgi važiuoju, tai šitai, sunkvežimis nuvažiavęs. Aš su vairavimu tai tiesiai važiuoju, tai jie nutolsta ten toliau, jau turi vos ne antro pradalgio pūst, paskui atvažiuoja prie manęs, visai van manęs važiuoja. Sakau, tokių visokių niuansų būna.
šiemet, aš manau, 10 metų kaip smulkinu, tai per tiek metų buvo visko. O ypatingai jeigu iš galo smulkinį, va kaip kukurūzą, tai ten atsitrenkimų, tai ten nežinau per dieną kiek būna daug, jau atrodo saugais, jau varinį jungi, kada stosi kažką, bet vis tiek tai bum svoriu. Dažus bražu, tada surūdyje ir viskas, jau pro šalį važiuos kaimynas, sakys netvarkingas Jaguaras. Bet bus proga nauja įsigyti. Taip. Ne tai, kad atvažiuoja vadybininkai, sako, tai kad šitas naujas, vis naujas, nu jis nesensta. Tai jie į vidų įlipa, sako, tai čia jis nedirbęs turbūt esi. Priežiūra. Šitas visais 4 varomas yra tekę užklimpt su juo? Su juo ne, bet prieš tai, kad buvo tokie metai su senuoju, tai būdavo, jisai vienu tiltu buvo varomas. Tai tokie šlapi metai buvo, kad priekį ant padangos, priekį prie fendo pridėjom padangą ir tiesiog stumdavo iš galo, kad važiuotume. Tai tada sezonas susitiesė gal iki gruodžio pradžios. Biškį pašalo, tada naimėm kukurūzą. Tai užtat dabar turim rezervo, visi 4 varomi, aišku, jis ir taip platūs ratai, tai manau, jis tikrai turėtų visur važiuoti. Buvo kažkada, kad traktoriai užklimpo šonę, tai aš užsikabinu ištraukiu. Tai o manęs dar kol kas nereikėjo. Aš manau, jeigu jau reikės traukti, jau reiks ekskavatoriaus. Iškast arba iškelt. Turim tokių vietų, kaip pavyzdys Durpė, kad ten, jeigu nežinant, važiuotum paskestam, tai tarkim nuvažiuoji purkšt ten tą lauką, o čia kur už nugaros yra 100 virš hektarų ir turim ten kokią 10 hektarų durpyno, nu tai paprasčiausiai pasižiūrai važiavimus, kad tu nuvažiuotum purkštą vietą tuščiu purkštuvu. Arba ir kombainų, kaip kulis tengia įsileidęs bunkerį važiuoti. Nu, vienu žodžiu, dirbi ir galvoji, kad nebūtų problemų. Ką darysi su medžiu? Šiaip tai reiktų apvažiuoti, bet reiktų gal ir nupjauti. Nes numaišo, va darbui, stabdo iš karto. Bet kadangi dar mano profesija miškininkas, tai man kažkaip gaila. Širdis neleidžia miškininkui medį pjauda, ypač ąžuolą. O dėl kontento padarom? Nesu Jaguaru. Gal dar paliekam. Tai ką norėtum palinkėti Lietuvos ūkininkam? Norėčiau palinkėti po gero darbymečio, gerų atostogų šiltuose kraštuose. Nes atostogos yra gerai. Atostogos, atšąla oras, mes važiuojam kur šilta. Ką pirktum, jeigu gautum milijoną? Investuočiau į tai, kas uždirbtų 2 milijoną ir dar 3. Tu ir palinkėti. Taip. Mintis ta, kad norint ūkiui augti, reikia finansuotis, iš savo pinigų nenusipirksi tokias technikos ir klasų technika dirba klasiškai. Klasiškai dirba. Ką pirktumėt, jeigu turėtumėt milijoną ant stalo? Klasą. Naują, patį didžiausią. Manau, kad tas klasas tiek ir kainuoja. Ką norėtumėt palinkėti Lietuvos ūkininkam? Gero derliaus ir sėkmės. Ačiū Jums labai. Apsisukit, parodykit savo maikį. Žiūrėjai, faina. Iš kur toką gavot? Dovanos klasiškus. Gimtadienis buvo irgi? Ne, gimtadienį tai jau nežinau, gal kombainą kokį atvarysi už milijoną. Aptarkite savo ūkio planus su banko specialistu. Registruokite konsultacijai Swedbank LT.